Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Sveiki, mėly TV3 žiūrovai. 8. Namų idėjos su IKEA sezonas prasideda ir jis bus ypatingas. Nesvarbu, kur jūs gyvenate, ar milžiniškame penthause, ar mažame butelėje, susidurėm su tom pačiom problemom. Daiktai pasimeta, neranda savo vietos, jų yra gausa, kur juos dėti. Aišku, kad padės profesionalūs IKEA interjero dizaineriai sudėlioti viską į savo lentynėles. Ir kaip visada mes parodysime ir įrodysime, kad tai galima daryti be kapitalinio remonto ir didelių išlaidų. Taigi, pirmosios 8 namų idėjos su IKEA sezono laidos pirmieji herojai yra mama Dija ir dukra Toma. Jie nekantriai laukia mūsų. Mes padėsime įrengti gražią virtuvę. Siužetas apie jas. Esu Dija. Esu Toma. Esam mama ir dukra. Kuo labiausiai didžiuojatės? Įsigijom šios namus, reikalaujančius remonto, kadangi lėšų labai nebuvo tiek jau daug. Visus 3 kambarius išsiklijavau pati. Virtuvėje susidėjau laminatą. Taip pat virtuvėje buvo komplektas šviesus, tai tiesiog atsibodo, galvoju, kažką tai reikia daryti. Tai paėmiau, padariau juodą. Jeigu reikia, galiu bet ką padaryti, skylę išgręžti, kanalizaciją sutvarkyti, neturiu problemų. Dėl to man nereikia nei kviestis, nieko. Didžiausi pomėgiai. Negaliu nesiuvinėti. Draugės jau įprato, paskambina, tai vėl anadatą, sakau, taip, siuvinėjau. Istorija tokia, kad pas draugę pamačiau paveikslą ir paprašiau parduoti, bet kai jinai pasakė kainą, aš pasakiau, pagalvosiu ir aš aišku galvojau, aš gal ir pati galiu tai padaryti. Taip ir padariau. Tikrai labai norėjau greitai padaryti ir skirdavau net 8 valandas į dieną ir 8 mėnesius. Gavosi padaryti, tai vat ir tiesiog jau tokia kaina. Aš mėgstu sportuoti į savaitę, nors bent 5 kartus į salę einu. Labai patinka. Taip pat ir keksiukus mėgstu kepti. Šiandien beje iškepti šiandien tie keksiukai. Ryte atsikėlė. Aš tai mėgoju. Didžiausias kuriozas įvykęs namuose. Kūčios, susiplanavę daug padaryti patiekalų, bet darant išgirdom vandenį bėgant vonioj. Sugedo skalbimo mašina. Šventės, nieko tu čia neprisikviesi, žinoma, teko pačiai viską daryti. Teko žarną keisti. Pirmiausia, tai aišku, vandenį užsukti ir padaryti, kad nebebėgtų vanduo, nes jeigu užsuku vandenį, tai vonioj nėra šalto vandens, ne tik vonioj, bet ir tualete. Tai teko galvoti, kaip padaryti, kad turėtume tą šaltą vandenį. Namuose turiu įrankių dėžę, ten visokių tokių ir aš aišku išmašiau ir padariau ir mes per šventes turėjom tą šaltą vandenį. Įspūdingiausia kelionė. Daug keliaujantys draugai atėjo ir pasakė, važiuojam į Jordaniją. Ištempė mus tikra to žodžio prasme, nes mes taip vis nesiryždavom niekur iškeliauti. Tai mano ir Tomos buvo pirma kelionė į kitą šalį. Buvo tikrai wow. Didžiausia svajonė. Didžiausia svajonė, kad būtų dukros sveikos. O šiaip tai aš tai noriu mašinos. Naujos. Man yra tikslas pabaigti mokyklą ir kurti savo ateitį, kad turėčiau gerą ateitį. Asmeninė strategija. Kaip sutalpinti viską namuose? Sudėtingas klausimas. Kad ir kaip besistengtume, bet niekaip nesigauna sutalpinti visko. Taip, kad dėl to mes čia. Gal mums kažkas ateis į pagalbą, tiksliau atėjo į pagalbą ir tikimės, kad bus įspręstas šitas mūsų klausimas. Tikrai norim atsinaujinti virtuvę. Tiesiog taip sutapo, nes aš apie tai galvojau, kaip čia namuose padaryti, sutvarkyti, pakeisti. Asta, aš taip stoviu kaip pasiruošęs į kovą, nes pritarsi. Sukurti funkcionalią
virtuvė, man atrodo, tai yra pagrindinis ir didžiausias egzaminas, koks gali būti interjero dizaineriams, nes kiekvienas daiktas turi būti savo lentynui, lengvai atrandamas ir kad netgi daiktas jaustųsi patogiai ir kad galva neskaudėtų, nes kad prisimintum, kur jisai yra. Žodžiu, tai yra milžiniškas iššūkis, bet Asta yra rakandų išdėliojimo ekspertė, fėja ir jau ramiau pasidarė mane, ane? Tikrai taip. Virtuvė išpildyti ir padaryti taip, kad jinai būtų funkcionali, tikrai yra didelis užšūkis. Tai negana to, kad reikia sutalpinti visus daiktus, bet ką kalbėti apie maistą, prieskonius, įvairiausius kitus pagražinimus. Bet IKEA tikrai turi labai didelį asortimentą virtuvių tiek išorės, tiek vidinių detalių, tai mes tikrai rasime geriausią sprendimą. Asta, mums tai yra pirmas iššūkis 8 sezono, nes tai yra pirma laida ir man yra ramu. Tai, kad skubame daryti stebuklus pas Diją ir Tomą į namus. Skubam. Labadiena šeima, kas Pilaitėje gyvena? Labadiena. Aš Leonardas. Aš Dija. Dija, Toma, na, Molė? Molį. Girdėjau apie ją. Va, čia Asta, jo. Čia yra, žinokit, bosas, dizainerė. Tai, kiek virtuvėje metų? 12. Tada galiu drąsiai pasakyti, žinokit, jau praėjo šitą madą. Jo, gerbiu visus tos laikotarpius, bet kažkiek primena ir mano senus namus. Jūs labai mėgstat atspalvius, ypač pilkų. Jų čia daugiau nei 51, matau. Ryškios spalvos, tokios aistra. Pagrindiniai klausimai tikriausiai būna spalvos. Kokios spalvos labiausiai patinka, kokie atspalviai, numatau, žinoma, ryškus šaldytuvas. Bet čia ir aš manau, kad mes visi balsuojam, kad jį tikrai palibu gera. Aš manau, kad jį ir paliksim. Labai. Mikrobanginė tam kampe gavosi dėl to, kad man ten per aukšta. Tiesiog nesaugu išimti karštą maistą iš jos. Tai vienas sunkumas, kad per aukštą yra tiesiog pasiekti, o kokie dar sunkumai būna? Susidurėm tai, kad visų daiktų nesutalpinam. Tai va teko čia susidėti. Man atrodo, jūs normalus. Nors ir kaip stengiamės, kad visko nebūtų, nesimatytų, bet kažkaip tai trūksta. Ar galiu, merginos, pašmirinėti po jūsų lentynas? Jūs rakandų žiūrėkit, kiek daug turit, matot, vat, ir dar labai daug neišnaudotų. Ir tai reiškia, kad jūs mėgstat praleisti daug laiko, ne? Taip. Vat, retorinis klausimas. Bet vis pamirštat, pasimetat arba nepatogu. Čia yra čenakinės, net aš, kaip nelabai aukštas žmogus, sunkiai pasiekiu. Tai ką Dijai, vat, supranti, laiptukų nedarysi papildomą. O čenakai tai yra šventas dalykas, ne? Tai norėčiau dar paklausti, kiek laiko maždaug praleidžiate virtuviai? Tikrai daug laiko. Grįžtu iš darbo ir, aišku, į virtuvę, daryti valgyti, padarau valgyti, tada jau sėdim, bendraujam, žiūrim laidas. Tai kiek suprantu, kad ir ne tik tas gaminimas visas vyksta virtuvėje, bet ir poilsis taip pat, ar ne? Tai irgi užduotis bus mums padaryti tą patogią vietą vakarojimui. Jaukią. Ir gražią. Taip. Tai valio, tai mes priėmėm visą tą gražią informaciją, jūsų pageidavimus, tuoj grįšime pas dar didesnę bendruomenę architektų, profesionalių ir padarysime stebuklą, ką ir planavome. Nes tilpsi? Ir aišku, mes atsižvelgiam ir tai, kad tilptume su visa komanda. Gerai. Tai į kelią. Asta, ane? Deserčiuką paimk savo, kaip man, supranti, ir aš nežįstu, aš labai. Lauksim, sugrįžtam. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams.
Labadiena kolektyvas, Gabi, labas 100 metų. Kambariukas yra tokio pat dydžio, galbūt netgi mažesnis nei šie 2 ekranai. Virtuvė, jinai ir turi išlikti virtuvė. Daug daiktų, visi jų irgi neatsisakysime, bet svarbu, kad jie tilptų kompaktiškai, kad nesimėtų belia kaip ir kaip senais gerais laikais, kad būtų ir kur pagaminti, ir pasėdėti, ir pailsėti. Mažas tai nereiškia, kad lengva, ane? Mažas, kaip ir aš, mėgsta daug dėmesio. Gerai? Tu grįšiu. Leo teisus. Vos 9 kvadratų erdvę paversti funkcionalia virtuve, kurioje visi daiktai rastų savo vietą, didelis iššūkis. Negana to, dizaineriai turės įvykdyti užduotį taip, kad virtuvė nebūtų apkrauta. Taip pat surasti vietos indaploviai, o erdvėje suplanuoti ir jaukią valgomojo zoną, kad joje būtų gera ne tik gaminti, bet ir ilsėtis. Tai dabar matot, virtuvės būsena yra tokia. Tikrai noriu pasilikti šitą raudoną šaldytuvą. Jis yra tikrai ryškus ir labai didelis akcentas ir manau, kad jį palikti būtų gera idėja. Visą kitą mes galime keisti. Taip. O koks stilius jiems patinka? Jai patinka kontrastai, jai patinka ryškios spalvos, tai aš manau, kad juodą atspalvį tikrai reikėtų palikti. Turi kažkokių specifinių pageidavimų virtuvėje? Vienintelis pageidavimas buvo tai indaplovė, nes tikrai patogus daiktas indaplovė virtuvėje ir kuo daugiau stalčių, kad nesistalčių susidėti irgi patogu. Poreikiai kaip ir aiškus. Tad dabar reikia nuspręsti, kokie IKEA baldai šiai virtuviai būtų tinkamiausi. Nepamirškime, juk svarbu ne tik funkcionalumas, bet ir grožis. Štai ką turim, Bodbin virtuvės fasadai. Tikrai mėgstame mūsų klientų. Bet tikriausiai ne šiai virtuviai. Ne, manau, kad šiai virtuviai reikėtų rinktis kažką modernesnio. Kaip manot apie Haslarp fasadus? Jos virtuvėje sienos yra margos, tai jeigu pasirinksime šitos fasadus, tai visa virtuvė bus labai marga, reikėtų kažko tai tolygesnio. Tai viršutinė spintelė, manau, kad tiktų vedingė fasadas, matinis ir lygus, o apatiniam spintelėm planuočiau Nikebo fasadą, kuris būtų juodas, matinis, taip pat lygus. Ir išlaikytum tą kontrastą, kuris taip labai patinka šeimininkai. Taip, taip. Poilsio erdviai galvoju apie patogų stalą. Manau, kad šitas tai labai puikus sprendimas ir čia yra labai didelė įvairovė kėdžių pasirinkimo prie šitų stalų. Baldus išsirinkome. Beliko pasirūpinti, kad kiekvienas sprendimas rastų pačią tinkamiausią vietą, o erdvė nebūtų apkrauta. Tam dizaineriai nubraižė naują virtuvės baldų išdėstymo planą. Na kągi, laikas kviesti Leo. Įdomu, koks bus jo verdiktas. Garbė profesionalams. Astakas pristatys projektą, aš pasiruošęs klausyti ir pasiruošęs sėdėdamas tai daryti. Aš taip pat viską papasakosiu. Šaldytuvą paliekam, tik jį perkeliu į kitą pusę, iš čia perkeliu čia. Poilsio zonai sumažinu stalą truputėlį ir pastatysim 2 kėdes ir svečiams stalas galės išsitiesti ir papildomas kėdės prisidės. Virtuvė visa pilnai išsipildo, visa siena užsipildo spintelėmis ir spintelės viršutinės kyla iki pat viršaus. Bus daug vietos daiktam. Labai gerai stebėti viską iš viršaus kaip dabar. Susigaudau puiku, žiūrovai irgi gaudos, bet norėtųsi pamatyti, kaip tai atrodo horizontaliniai padėti ir natūroje. Gerai, tai kaip IKEA šūkis, hei, pirmin, turim tik savaitę. Liko paskutinis darbas, tai uždengti šitas mažas skylutes esančias spintelių viduje. Tai kruopštus ir laiko užimantis darbas, bet tai padaryti verta. Visus darbus jau baigėm, rezultatas labai džiugina ir nekantrauju viską pamatyti šeimą. Kur tu mane vedi, aš bijau tamsos. Viskas, gali atsimerkti. Klausyk, viskas nauja, blizgas, lidu taip. Kviečiam? Kviečiam. Užsimerkit. Čiagi jūs užmerktom akim jau pripratusios pro vartelius. Atsimerkit! Aš be žodžių. Projekto autorė, stebuklų kūrėja Asta. Ir komanda. Komanda, tai. Taip.
Nežinau. Ko jūs ją apkabinat, ar pačiupinėkite visas lentynas, ar viskas veikia, ar vyriai sveikia, viską, jau pradėkite perdėlioti daiktus. Lovą pasistatyti, aš čia mėgosiu. Čia paplautuvė turim nedidelę šiukšlių rūšiavimo sistemą. Čia lengvai galėsi atskirstyti šiukšles. Čia viršuje tai bus laikomi podeliai, stiklinės. Nauji podeliai ir naujos stiklinės. Tikrai taip. Taip. Toliau turim indaplovę. Indaplovė, kurios didelė, patogi naudojimui. Toliau turim tokį didelį stalčių, kur yra lėkštės su lėkščių stovu. Tada turime dar vieną stalčių, kur gyvena visi įrankiai. Ir turim dar kažką, tai galima aš paliesiu. Turim dar kažką. Ir čia yra papildomas stalviršis, kurį galėsit naudoti pjaustymui papildomai. Šitą mažytę šiukšlinę galėsit pakabinti čia ir viską supjausčius tiesiog nubraukti į šiukšlinę. Tu, brač, kaip čia fainai. Dar vienas stalčius. Čia rado jūsų puodai. Gyvenimą ir vietą. Turiu jums pasiūlymą pasižiūrėti, kas yra viršuje. Wow. Štai ir kopėtėlės. Taip, galite užlipti. Op. Prašau. Geras. Kadės. Ten labai daug vietos yra. Ką dar noriu paminėti, kad maišytuvas yra taupantis vandenį ir jisai taupo vandenį nesumažindamas srovės. Pats šviesos įjungimas ir išjungimas, pagrindinė šviesa kaip ir buvo nuo jungtuko, o spintelio apšvietimas naudojama šitais pulteliais. Kadangi yra apšvietimas dvigubas tiek viršui, tiek apačioj. Visiems padalinkim, visiems užteks, prašau. Prašau, Asta, tu jau čiupinėjai, pasakyk, kas spausti ir mes tai padarysime. Tai yra trys pulteliai skirtingam šviesam. Tai yra įjungimas ir išjungimas, šitas saulutės ženklas, didesnė saulutė įjungia, mažesnė išjungia. O kas ten? Čia turėtų būti... Čia ir yra. Čia turėtų būti užpildyta, bet kiek prieskonių pas jūs turėtų būti. Toma, turėsi ką veikti. Svarbiausia dalyko mes nepalėtėm ir nepaspaudėm, kuris tarnaus jums ilgai ir sėkmingai. Drąsiau. Kaip jinai? Kaip jinai? O aš ir nežinau, Asta. Ką jinai? Čia, paspauskit čia ir pradėsit veikti. Planas tai superinis, tikrai neįsivaizdavau, kad taip galima padaryti. Kad jūsų virtuvė gali būti tokia erdvė, didelė, kad gali sutilpti žymiai daugiau, dvigubai daugiau lentynų, negu jūs įsivaizdavote. Ir aš pats nesitikėjau, žinot. Beveik kaip kapitalinis, bet visiškai nekapitalinis. Tik atsirado lentynos, tvarka, nauji gražūs indai, įrenginiai ir čia ir gyventi, ir pramogauti, ir svečius kviesti. Fain. Oi, labai tikrai smagu. Faina, jūs jausti, kad jūs tikrai laimingi. Tikrai laimingi, net va, šiurpas eina. Tai virtuvėje siūlau niekada nebijoti užuolaidų, nes užuolaida sulaiko tiek šilumą, tiek suteikia daug jaukumo, tik reikia būti atsargiems ir nedėti jų arti kaitlentės. Tai kadangi kaitlentė yra toliau, tai mes jas tikrai galim turėti. Šitą sieną stengiausi išpildyti taip, kad jinai suteiktų daug jaukumo ir augalai, detalės ir žinoma papildomas apšvietimas. O svečiams atvykus galima ištiesti stalą ir yra papildomas kėdės. Ištraukiamas stalviršis – puikiai išeitis, jei ruošiant maistą virtuvėje trūksta darbinio paviršiaus. Ištraukus jį patogu gaminti, o baigus galima sustumti atgal. Prireikus toks stalviršis tarnaus kaip didelė pjaustimo lenta. O šalia įtaisius papildomą kibirėlį bus patogu nužerti supjaustytus produktus ar maisto atliekas. Jei virtuvė sujungta su valgomoju ir norite taupyti vietą, kėdės gali būti skirtingos. Pavyzdžiui, 2 standartinio dydžio valgomojo kėdės, o 3 daili, mažai vietos užimanti taburetė. Net ir mažo ploto virtuvėje galima turėti visavertę atliekų rūšiavimo sistemą. Ji turėtų būti įrengta kuo arčiau plautuvės, nes čia susidaro daugiausia atliekų.
Jei virtuvė maža, kelias šiukšlių rūšiavimo dėžes galima įkurdinti po pačia plautuve. Prieskonių stalčius patogus ir nepamainomas sprendimas daug gaminantiems. Tiesiog suberkite prieskonius į vienodus indelius ir prie kiekvieno priklijuokite po etiketę. Atrodys gražiai, o kurių nors prireikus nereikės ilgai ieškoti. Kad būtų lengva pasiekti aukščiau esančias spinteles ar daiktus jose, sandėliuke pravartu turėti taburetę laiptelį ar kopetėlės. Prireikus jos visada bus po ranka. Be to galės būti naudojamos kaip papildoma vieta prisėsti. Aš ją visada norėjau atgaivinti, tas būtent ir atėjo raudonas šaldytuvas, kad kažkoks tai akcentas būtų, kad norėtųsi būti čia. Bet kaip dabar išpildyta virtuvė, tai... Švenčiam mūsų pirmąjį tą skanų blyną, namų idėją su IKEA, turėjo jūsų virtuvė nuostabų trampliną į šį sezoną ir dar kartelį parodėm, kad padėties bei išeities nėra, visą laiką galima atrasti paprastus praktiškus sprendimus ir ką, mėly žiūrovai, namų idėja su IKEA ir vėl apsilankys jūsų namuose kitą penktadienį tuo pačiu laiku kaip ir visada per TV3. Už mus. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams.